Parodysiu, kaip naudoti plaunantį giluminio valymo siurblį Ovox Deep Clean Pro. Išimkite švaraus vandens talpą ir pripilkite į ją vandens. Įstatykite talpą atgal, išgirsite spragtelėjimą. Paimkite siurblio žarnos antgalį iš laikiklio ir uždėkite reikiamą antgalį atsižvelgdami į valymo poreikius. Ištraukite maitinimo laidą ir įjunkite į elektros lizdą. Įjunkite prietaisą. Pasirinkite norimą valymo režimą. Paspauskite paleidimo sustabdymo mygtuką ant rankenos. Valykite paviršius. Jei norėsite keisti valymo režimą, pirmiausia sustabdykite prietaisą paspausdami mygtuką ant rankenos. Perjungiant į garų režimą prieš išleidžiant garų srautą, bus išleistas nedidelis kiekis vandens. Tai normalu. Baigę valymą paspauskite sustabdymo mygtuką ant rankenos ir išjunkite prietaisą. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir paspauskite laidų suvyniojimą svirtį. Žarną apvyniokite aplink laikiklį, o antgalį įstatykite į vietą. Išpilkite nešvarų vandenį per drenažo angą, talpą išplaukite švariu vandeniu ir įstatykite atgal. Su Ovox namus valykite paprasčiau.